Jeigu aš 6 mėnesius, pusę savo gyvenimo metų atidaviau rašymuisi, Labas, mėlyjei. Kaip ir minėjau praeitame video, aš norėsiu jums dar šitą papasakoti apie povaržybinius pojūčius, kaip aš jaučiuosi, kaip man sekasi ir panašiai. Nes, manau, neįtin daug informacijos apie tai sutikiu, nors visomis varžybomis jūs buvote su manim kartu. Tai šiandien yra trečiadienis, rytas, atsikėliau anksčiau, kaip ir visada. Pradėkime nuo to, kad aš pasistengiu neišeiti iš sporto režimo. Aš vis tik keliuosi anksti. Keliuosi anksti tam, kad turėčiau ilgesnę dieną, be kita ko jau šitą dalyką minėjau, tai čia apskritai yra toks mano naujas geras įprotis. Ir ką aš darau rytais, tai aš rytais bėgu, nežinau, iš tikrųjų net nuo ko pradėti. Atrodo, visko tiek daug noriu pasakyti, tiek daug noriu visko papasakoti. Tai mano sporto režimas iš tikrųjų dabar pasidarė dar didesnis, nes aš pradėjau, atsigavau realiai, priaugau svorio, turiu daugiau jėgų, galiu daugiau sporto salėje kelti didesnius svorius, turiu daugiau ištvermės. Dabar įsijungiu vėl į grupinės treniruotes, dėl ko aš labai džiaugiuosi. Tai man šitas dalykas labai patikdavo visada ir dabar, kad galiu tai daryti toliau ir progresuoti ir žiūrėti, su kokiu svoriu galiu dirbti grupiniai treniruotėjai, tarkim body pump, kad galiu didinti svorį, galiu žiūrėti, stebėti savo ištvermę ir panašiai, tai man šitas dalykas labai veža. Iš tikrųjų labai man patinka sportuoti, todėl kad aš galiu progresuoti ir galiu siekti kažko daugiau. Ir iš tikrųjų tai ir mintis buvo pradėti varžybas tam, kad savį išbandyti, pasižiūrėti, kas slepiasi po to lašinuku ir tiesiog atidengti raumenį ir sudalyvauti varžybose. Po varžybų iš tikrųjų labai buvo sugadintas mano mąstymas, mano tos požiūris į sveiką gyvenseną. Aš visada, juk patys žinot, matėt, kaip aš čia sveikai gyvenu, kaip smagu čia sveikai gyventi ir taip toliau. Ir tai ir yra smagu, tai ir yra labai gerai, tai ir yra nerealu, bet man kartais būna tokios mintis užpuola, kad aš jau pasimečiau. Aš jau kažkiek pasimečiau, man atrodo, vis dažniau norisi kažkokio nesveiko maisto, norisi ir picos, norisi šokolado, norisi ledų. Tokia manija mane buvo užėmus iš tikrųjų dėl to maisto labiau iškart po varžybų. Tai tarkime, pirmąją savaitę, kai tik praėjo po varžybų pirmą savaitę, aš jau pajaučiau, kad mano pilvas buvo užplaukęs. Jau nebebuvo pilvo preso, tikrai jo nerasi, nebent nelabai stipriai tempsi, tai matysi kažkokius pėdsakus. Bet aš supratau, kad turbūt čia, nežinau, aš galbūt čia jau man tiesiog to vandens tiek susikaupė. Bet žiūriu, ateina antrą savaitę, tas pilvas didėja ir aš žiūriu, kad čia jau ne pyragai. Ir iš tikrųjų tas svoris grįžo, kaip pagalvoju, ar ne, per mėnesį laiko. Jeigu aš 6 mėnesius, pusę savo gyvenimo metų atidaviau rašymuisi, ruošiausi ir tiek kalinau save, tiek kankinausi. Iš tikrųjų buvo didžiausias išbandymas, nerealiausias. Ir aš jaučiuosi tokia vis dar stipri ir aš dėl to visiškai nesigailiu, nieku gyvu, nepagalvokite, kad aš šio video noriu pasakyti, kad aš gailiuosi dėl kažko, ką aš padariau, tarkime, kad varžybom ruošiausi, tikrai ne. Atrodo, toksai didelis išbandymas buvo, taip stengiasi sudeginti tą riebalą ar ne, ir jis grįžta per mėnesį laiko, dar anksčiau, per kelias savaitės. Tai yra neįtikėtina. Atrodytų neįtikėtina. Ir tu stovi tiesiog prieš veidrodį ir žiūri į save ir pasikreipi vienu šonu, bandai čia papozuoti, kažką pasimaivyti, bet žiūri, kad jau wow, jau nesižiūri, jau neliekna, jau nepozuok, jau tavo pilvas jau man negražus. Ta prasme, aš pati į save žiūriu, ne? Vis gerai yra savikritika, bet nereikia per daug savęs kritikuoti ir per daug ant savęs pykti. Dėl to atrodo neramu, atrodo, kiek dar jisai čia kaups. Vis tiek, aš sportuoju, padidinau fizinį krūvį kur kas daugiau. Vieną dieną per savaitę stengiuosi bėgti iki 60 minučių krosą. Rytais bėgu, kai bėgu į sporto salę, viso pasidarau apie 25 minutės kardio ir paskui seka ar tai nugara, ar tai kojos, ar tai bicepsas, ar tai tricepsas, ar kažkoks junginys pratimų. Ir tiesiog atrodo sportuoju daugiau, valgau daugiau, kaloražą pasididinau. Bet tas svoris vis tiek auga.
Nors, negaliu sakyti, mano mityba dabar iš tikrųjų yra 70, galiu pasakyti 30, net ne 80, ne 90 sveikos gyvensenos, bet 70. Aš, tarkime, visą savaitę stengiuosi valgyti gražiai ir paskui ateina savaitgalis ir jau tada kažką labiau suvalgau, ar suvalgau pizzą, ar išeinu out kažkur su draugais, ar suvalgau ledų, ar pasidarau namie kažkokius panašiai. Bet esmė tame, kad, aš negaliu ant savęs pykti, aš tiesiog valgiau tai, ko aš norėjau tuo metu ir palengva, aš pati jaučiu save, žinau, kaip aš mąstau, žinau savo būseną dabartinę ir aš žinau, kaip buvo, kai tik tai buvau iš karto po varžybų keletą savaičių, tai tada atrodė, akis didelės, visko noriu, viską suvalgysiu, ką duosi, tą aš sušveisiu, iš tikrųjų, kaip ir visada sakydavau, toks vaizdas buvo, kad į save, kaip vos ne iš šiukšlių dėžių galėčiau susikišti viską, nes, tikrai labai blogai, bet aš valgiau su ta pačia mintim, pykdama ant savęs, kad kodėl tu taip darai, taigi žinai, kad tavo kūnas tiek laiko vargo, alinai tu jį ir dabar tu turi jam duoti tik sveikiausius produktus, tu negali jo užkimšti, tu negali daryti žalos savo kūnui. Bet piktoji pusė, kuri sakė, valgy Karolina, tu nusipelnai, nes tu tiek laiko kankinaisi, tuo momentu labai dominavo, galiu pasakyti, šitam visam siužete. Ir dabar yra geriau, dabar yra žymiai geriau ir aš darausi ramesnė. Ir nėra taip, kad, tarkime, aš išeinu pavalgyti su draugais, ar ne, kažkur ar su šeima, pavalgau ir paskui galvoju, kaip buvo skanu, bet noriu dabar dar visą likusį vakarą valgyti kažką panašaus. Arba noriu valgyti dar deserto, reikia būtinai deserto. Ir atrodo, jau būdavau pilna, bet aš vis tiek dar noriu valgyti, nes, man atrodydavo, kad tuoj ateis dar kažkokia dieta, aš dar čia kažką sugalvosiu ir viskas nebegalėsiu valgyti. O jeigu aš jausiuosi alkana, jeigu aš bus nepavalgius, man tas per tą visą varžybų laikotarpį, visą ruošimas, mane tos mintis visada slėgė ir dabar, kai aš jau galiu valgyti realiai viską, jeigu aš noriu, jeigu aš visiškai pasileisčiau, tai atrodo, kad valgyti. Ir nežinau, iš tikrųjų, o dabar taip nėra, jeigu išeinu į restoraną, dabar jau geriau. Tarkime, praeitą savaitgalį buvusi bendradarbė susitikti, nuvažiavom labai smagų amerikietišką restoraną pavalgyti ir pavalgiau, jaučiausi pilna gan, desertas dar būtų tilpęs, bet pagalvojau, aš jau jaučiuosi pilna, man nereikia daugiau ir viskas. Ir ta prasme grįžau namo ir nevalgiau viskas, jokių desertų, nuėjau miegoti ir viskas. Bet keletą savaičių atgal, tai būčiau dar dėjus deserto, šokoladą, nežinau, ir po to miegočiau išsipūtus ir iš tikrųjų kūnas labai reaguoja į tai. Jeigu aš suvalgau daugiau angliavandenių per visą dieną ir jis nespėjo jų išdeginti, aš visą naktį prakaituosiu, aš visą naktį vartysiuos, blogai miegosiu. Ir jeigu aš suvalgau iš vis angliavandenių daugiau prieš einant miegoti, tai basta. Tai tada man bus iš viso bemiegė naktis. Ir tikrai kūnelis mano pasidarė labai išlepęs, galiu pasakyti, bet miela, pasilėti, pasilipinėjau, turi mėsytės, ar ne, ir iš tikrųjų grįžo, ir užpakaliukas grįžo, krūtinė grįžo, pilvas grįžo, kuris galėjo dar negrįžti, bet kas man nepatinka, tai tiesiog aš iš savikritiškos pusės pažvelgus, man nepatinka tai, kad mano kūnas yra linkęs kaupti riebalą į pilvą daugiau. Pas kitas būna, žinot, kaip būna petit, tokios mažas merginos ir gražiai atrodo krūtinė, liemuo toksai ir klubai ir ta prasme jos galbūt šiek tiek apkūnios, bet tas apkūnumas jų, tas riebaliukas pasiskirstęs labai gražiai po visą kūną. O pas mano figūra yra tokia gan tiesiai iš tikrųjų. Jeigu stovint, jeigu aš priaugu svorio, tai pas mane tas liemuo toksai ir būna tiesus toks. Man asmeniškai tai nelabai patinka, bet myliu save tokią, kokia esu. Visi turime kažkokių trūkumų, ar ne, kažkokių tai pastebėjimų, kažko, ko norėtume kitaip savo išvaizdoje ar gyvensenoje ar panašiai. Dėl to reikia dirbti, dėl to reikia stengtis. Ir dėl to aš noriu pradėti tą Misfit iššūkį, kaip ir sakiau. Mūsų figūros turi būti tokios, kokias mes jas gausime sveikai maitindamiesi ir reguliariai sportuodami. Jeigu jūs visą laiką sveikai maitinatės ir reguliariai sportuojate ir neturite pilvo preso, tai jūs dėl jo ir nesilaužykit, kam jums jo reikia. Jūs nesiruošiat varžybom ir reiškia, tai yra jūsų ideali, jūsų puiki, nuostabi, graži, sveika forma. Ir dabar, kadangi aš esu
priaugus, aš matysiu, kaip aš atrodau. Aš nusifotografuosiu save, aš priaugau, be kita ko jau minėjau anksčiau, apie 5 kg. Nusifotografuosiu save ir pasižiūrėsiu, kaip atrodysiu po tų 2 mėnesių, kai aš maitinsiuosi sveikai, vien tik tai sveikai ir kai sportuosiu. Reguliariai taip pat kaip ir sportuodavau dabar. Sporto plane aš įtraukusiu esu 4 treniruotes. Jų galite, tie, kurie dalyvaus, galės jų darytis be abejo ir daugiau, bet aš seksiu savo režimo, aš darysiu 5 treniruotės ir jos yra kur kas intensyvesnės, 2 iš jų tai yra dvigubos, o 3 yra paskirstytos raumenų grupės tam tikromis dienomis. Bet sakau, labai gerai jaučiuosi iš tikrųjų po varžybų, kad aš galiu turėti pasirinkimo laisvę. Tokios takelės man dabar čia po varžybinių laikotarpių. Atrodo kartais ir pykstu ant savęs, bet paskui turiu prisiminti, kad nevalia ant savęs pykti. Mano kūnas sureagavo taip, kaip jis turėjo reaguoti į tai, ką aš jam daviau. Grįžtu atgal į savo vėžes po truputį, jau beveik grįžau. Jaučiuosi žymiai geriau, negu buvo keletą savaičių atgal, kad ištisai kovoju mintise su savim. Noriu valgyti, bet negaliu. Noriu, galiu. Kodėl aš negaliu? Nu gali, bet tau nereikia. Ir atrodo, tiek minčių, painiava, visiška makalynė, košė, makalošė galvoju. Aš dabar stengiuosi valgyti intuitive eating. Tai aš valgau maždaug iš akies, preliminariai pasižiūriu kiek ko ir aš stengiuosi valgyti kuo sveikiau, labai pamėgau cukiniją jau senai mėgau, matėt, labai pamėgau moliūgus, tai dabar ištisai daržovių troškinius tokius darausi, ar tai pusryčiam, ar vakarienė ir man labai skanu ir labai gerai. Kuo daugiau daržovių, ypatingai žiemos metu, dabar reikia mums labai daug visokių tokių dalykų valgyti. Iš daržovių pagrindas, iš vaisių, ką aš valgau, tai obuoliai. Nusilupu žievelę, klausėte, kodėl nusilupu žievelę. Žievelė yra dar daugiau skaidulų, apskritai tose obuoliuose yra daug skaidulų ir žievelė yra jų dar daugiau, tai aš jas nusilupu, nes jeigu per daug skaidulų būna žmogaus organizme, sutrinka virškinimas. Su skaidulom iš tikrųjų labai reikia žaisti. Turi būti tolygus kiekis maždaug, todėl kad jeigu jau bus per daug, bus sunku virškinimui, jeigu bus per mažai, tai irgi bus sunku virškinimui, tai negalėsit išsituštinti, galbūt tai pasakyti. Ir apskritai nuo obuolių žievelės labai pučia pilvą. Ir žodžiu, bet dabar jau yra viskas geriau. Geriu papildus, ne papildus, geriu tiesiog vitaminus, vitaminą B, kas klausėte, vitaminas B, vitaminas C, vitaminas D, žuvų taukai. Taip pat geriu ekolicin, dabar probiotikus tokius, 15 dienų tenai jas reikia sugerti. Instagrame dalinausi nuotrauką. Čia merginoms, moterims, mums labiau. Ir taip pat merginos parašykite komentaruose žemiau, ar jums įdomu, jeigu aš padaryčiau kažkokį tai video apie moteriškas problemas. Kada pradedame daugiau sportuoti, padidiname fizinį krūvį ir panašiai. Kai tarkime dingsta mėnesinės, kaip elgtis ir taip toliau. Nes ši tema tai yra man taip pat artima ir aktuali, bet aš tiesiog tada pabandyčiau tą video padaryti įdomesnį, pabandyčiau galbūt daugiau pasiskaityti, pasidomėti tuo. Dar turbūt daug ir yra chemijos. Matėt, kaip būna, kaip obuolį nudažo. Ačiū labai, kad žiūrėjote, mielieji, geros dienos, leiskite komentaruose žemiau sužinoti man, ar jums būtų aktualu, mielosios, kad aš pašnekėčiau apie mėnesinės, apie jų dingimą sporto metu ir tada, kai jūs padidinate savo fizinį krūvį. Ir prie subscribe mygtuko, prie mano nuotraukos kanale yra mažas toksai varpelis. Ir jeigu jūs tą varpelį paspausite, tai jūs visada gausite žinutę arba e-mailą, kada aš kelsiu naująjį video, tai jūs galėsite juos išvysti pirmi. Gerai, mėlyjei, labai ačiū dar kartą, kad žiūrėjote, sekite mane Facebook'e, Instagrame, misfit.lt. Ačiū ir geros dienelės jums ir geros dienelės man. Šiandien bus puikia diena. Va, šiandien ryte atsikėliau, atsistojau prieš veidrodį, pasižiūrėjau save ir sakau, šiandien bus labai graži diena. Šiandien bus puikia diena, šiandien daug šypsokis ir šiandien bus laiminga. Taip, kaip ir turi būti visada. Nuteikime save pozityvumai nuo ankstyvo ryto, kad ir išlipom iš lovos ne tą koją, griūkim atgal į lovą ir išlipkim kitą koją. Mielosios, mielieji, ate. Ate. Čia. Štai ir daržovių troškinys. Ir va, kiaušinis. Tam dadadam.